Šeštadienis, važiuojam toliau, mokomės toliau DeFi ir dabar važiuosim į Sui Chainą. Kas čia per lentelės? Ok, važiuosim į Sui Chainą ir parodysiu dvi vietas. Viena vėlgi yra tokia pati, kaip ir rodžiau ant Solanos, Orca, Radiumas, ant Beiso, Aero, Uniswap, Sushi. Lygiai tas pats principas, tik tais ant Sui Chaino. Vėlgi, Sui Chainas yra labai promising. Tai, kas ant jo bildinama, taip kaip jie veikia, taip kaip jie auga, yra labai įdomu stebėti ir tikrai įdomu dalyvauti. Uždarbis geras, APR'as geras ir pats Sui tokenas yra tas, kurį laikysiu portfelyje ilgalaikiai perspektyvoje, dėl to ir dalyvauti pačiam DEX'e, earning fees yra man naudinga ir net jeigu protokolas arba pozicija išeina iš range'o, sakykime, nieko man tokio, nes aš vis tiek tą tokeną noriu kaupti. Tai aš galiu vis tiek su juo operuoti. Tai vienas iš tų variantų. Ir sekantis dalykas, antras protokolas, kurį parodysiu, tai įvesiu į pirmą advanced protokolą, kuris grinai ant Sui ir leidžia steikinti, resteikinti, skolinti ir vėl užsteikinti. Viską daro už jūs automatizuoti. Tai šiek tiek sudėtingesnis procesas iš techninės pusės, bet iš userio perspektyvos viskas labai paprasta, bet jūs turite žinoti, kaip tai veikia, o ne tiesiog aklai nerti. Taip, pagrindinis DEX'as ant Sui yra cetus.zone, atsidarot ir čia vėlgi galite viską susiskaityti, kaip kas yra apie ką, bet iš esmės spaudžiat Access App, perkelt į patį DEX'ą ir čia prisijungsit walletą. Pas mane walletas jau prijungtas, Suet walletą naudojate ant Sui Chaino. Ir vėlgi, jau manau pastebėjot panašumus į Orca, į Uniswapą ir kitus. Lygiai tas pats principas, galima pasiswapinti iš vieno asseto į kitą. Galima dėti netgi limitinius orderius, tai jums nuswapins, nupirks assetą tada, kada jūs pasakysit, tarkim, buy Sui at rate ir nurodot kainą, už kiek norit pirkti. Tai jeigu dabar, tarkim, kaina yra 3,2 arba, tarkim, $4, jūs norit pirkti žemiau ir nenorit eiti per CEX'ą, per Binance'us ir panašiai, atsidaro čia, pasižymi, tarkim, 3,7 ir kad orderis galiotų 7 dienas arba tiek, kiek jūs nusistatysite. Ir jeigu per tą laiką orderis neįvyksta, jisai cancelinas. Ir dar įdomus yra DCA orderis, dollar cost average, tai gaunasi, kad jūs nustatot, kiek norit ko pirkti ir kas kiek laiko protokolui užpirkinėti. Tai tarkim, norite iš viso išleisti, tarkim, ten 500 ar ten 600 baksų, norit gauti Sui ir norit pirkti kas dieną per 15 dienų, kaip pavyzdys. Tai jums kiekvieną dieną pirks 15 dienų Sui tokeną. Ir kokia jo kaina jisai nežiūrės. Tai yra, vėlgi, jeigu yra bear marketas arba kažkas vyksta markete, kas pušina kainas į apačią, yra visai patogus įrankis užsipirkinėti po truputį automatizuotų būdu. Tiesiog DCA. Ok, bet uždarbis vyksta per Earn, Pulse. Atsidarot Pulse ir viskas vėlgi labai panašiai kaip ir visuose DEX'uose. Bendras TVL'as, volumas iš viso, volumas paros ir visi pūlai, kuriuos galima naudoti. Šiaip rodysiu su USDC pagrindinį pūlą, didžiausią pūlą, bet dar įdomus pūlas, kuris vertas dėmesio yra Deep Sui. Tai yra Deep yra tokenas ant Sui Chaino išleistas ir jisai toksai pakankamai stiprus ir gerai laikosi. Tai galima naudoti. Aš turiu vieną poziciją, kuri atrodo taip, irgi nuo kažkada seniau įdėta. Save patrauksim. Su USDC yra range'as tarp 2.05 ir 4.4. Dabar kaina yra 3.7, 3.7, tai gal kažkas norėjot pamatyti 7. Range'as įdėtas, yra įdėta kažkas 5. Šiaip įdėta mažiau gerokai buvo, bet kadangi Sui tokenas pats irgi visai gerai performino, tai čia biški yra padaugėję.
bet nežymiai. Ir pending fees yra kem $1, iš jų 22 SUI tokenų $17 ir $1 Asetus tokenų kaip rewardas, tai yra farming rewardas. Šitam pūlė dalyvaujant, tu gali gauti ir papildomus rewardus dar. Tai čia yra vadinama yield farmingu, nes tarkim, dažniausiai tu fees gauni tik iš to, ką useriai swapina ir gauni tos fees tais tokenais, kuriais įdėjęs į pūlą, tai tarkim SUI ir USDC, bet jeigu kažkoks protokolas arba specifinis pūlas tau siūlo trečią tokeną, tai yra jau vadinami farming rewards. Tai tau dar papildomai incentivizuoja kažkuriuo tai kitų tokenų arba tuo pačiu, arba pačiu protokolo tokenu, kad tu atneštum daugiau depozitų į tą pūlą. Norint pasimti, spaudi claim all, pasižymi, ką nori pasimti, ką gausi ir pasiemi. Dabar neimsiu dėl to, kad vėlgi palieku poziciją šitas tam, kad jeigu kažkam reikia rodyti apie DeFi, kažką paaiškinti, kad būtų ir realių pavyzdžių, nedarant savo asmeninių walletų ir portfelių, o va toks, va, kur yra kažkokiai viešesnis. O kad dabar įdėti pūlą, vėlgi pasispaudžiat ant pačio pūlo, pakankamai paprastai, nusistatot savo range'ą, vėlgi, jie turi visokių jau paruoštų range'o opportunity, ten tarkim active, conservative, tai tarkim čia jau labai konservatyvus pūlas, kada jis leidžia apie 1% į apačią ir apie 2x į viršų, ne 2x, 1,3x į viršų. Full range'as, tai nesvarbu, ką jūs darysit, active arba custom, pasidarot patys ir čia nurodote kainas SUI tokeno. Labai skani kava, sorry. Nesinori, kad atšaltų. Tada deposit amounts, vėlgi, galite dėti. Turite turėti PAM ant PAM dažniausiai, priklausomai nuo savo ratio ir range'o, arba toks yra Zapin. Galite mesti vieną tokeną, USDC arba SUI, žiauriai gera funkcija, panašiai kaip Orkoj, tiesiog Zapin, tai gaunasi, kad va, kaip ir parašyta, you can deposit your liquidity in single token and tokens will be automatically converted to match the required ratio. Amazing. Tai aš turiu, tarkim, 200 PAM SUI tokenų pas save wallet'e, aš galiu mesti, tarkim, PAM SUI, čia bus apie $200, darau Zapiną, jisai pirmą man pakeis į USDC ir įmes į pūlą. Nerealiai. Nežinau, kodėl Uniswap ir visi kiti dar šito dalyko nepasidarė, bet po to parodysiu advanced protokolus, kurie leidžia tą dalyką daryti irgi. Ir viskas, ir įdėjote pūlą. Ir po to, kur My Positions, jums rodys savo pūlą ir šitie fees pradės kauptis. Pasiminėti irgi galite visiškai belekada, kada tik tais norit. Tiek būtų Ansetus. Ir dabar kitas protokolas, kurį minėjau, tai yra Navi. naviprotocol.io. Galit čia skaitytis, ką norit, spaudžiat Launch App, atidarys marketą, parodys, čia vėlgi daugiausiai yra tik tais statistika, koks bendras sizas, kiek likvidumo įdėta, kurie tokenai didžiausi, kiek daugiausiai pasiskolinta, ką palaiko, žodžiu. Čia toksai yra lending and borrowing provision, bet užėjus ant earn ir padarius strategy, galima pamatyti automatizuotas strategijas. Ir gaunasi, kad tarkim su pačiu SUI arba su VSUI arba su HA-SUI, tai yra liquid stakingas, taip pat kaip ant Solanos Marinate, pavyzdžiui, arba Etherio Lido tokenas, anksčiau pasakojau ankstesniuose video, tai galima, pasidaryti. Bet geriausiai tai būtų bent jau tokia rekomendacija daryti arba su SUI, arba su VSUI. Tai VSUI šį kartą duoda biškį geresnį procentą. Šiaip, ko nori. Galima dėti į visus, kuriuos tik nori. Bet kaip pavyzdį parodysiu VSUI. Tai pasispaudžiat, tai yra beginė strategija ir viskas kaip vyksta, tai yra, kad tu užsteikini SUI ir gauni VSUI Volo protokole ir viskas vyksta automatiškai. Tai tu gauni Volo protokole liquid staking tokeną savo SUI,
Tada VSUI depozitinį į protokolą, čia į Navi, ir skolinėsi originalų SUI iš Navi, tą pasiskolintą originalų SUI vėl užsteikinį VSUI Volo protokole ir šitie visi žingsniai tau suteikia leverage'ą. Ir gaunasi, kad tu turėjai SUI, užsteikinai, gavai liquid staked tokeną, tą liquid staked tokeną padepozitinai ir palikai kaip užstatą, pasiskolinai vėl daugiau SUI ir skolintą SUI vėl užsteikinai. Ir yieldas atsiranda iš to, kad staked SUI tau earnina fees. Dažniausiai earnina apie 5%, bet su šitą strategiją gali gauti daugiau. Dvigubai ir vis tiek tai yra kintamas skaičius, bet iš esmės dvigubai. Ir tu leverage time gali pasimti vieną kartą prasukti šitą, tai gaunasi, kad vieną kartą dasiskolins ir dadės galima 2 kartus arba 3 kartus. Gaunasi 12% API, jeigu tu 3 kartus, tai vėlgi dėjai, užsteikinai, pasiskolinai, užsteikinai, pasiskolinai, užsteikinai, pasiskolinai. 3 kartus, jeigu ten tarkim dėtum 500 SUI, kas yra apie 200 baksų, tau parodo, kad nėra labai geras health faktorius 126, kai faktorius būna žemiau 1, tave likviduoja, tai ta SUI kaina turėtum gerokai žiūrėti, bet jisai ir nesikeis šiai dienai, kad ir ką aš parašysiu, dėl to, kad nėra jokio depozo. Tai strategy confirmationas gaunasi toks, tai gaunasi, kad tu užsteikinsi iš viso 400, supplyinsi į Navi 400 ir skolinsies iš Navi 200 PM. Ir čia pasižymėjęs gali daryti supply'ų ir įsidėti į poolą šitus pinigus. Tai aš kaip pavyzdį galiu parodyti, ką žinau, su 5 tarkim SUI. Darom leverage'ą 2 kartus, arba 1, arba 2 kartus, sakykime 2 kartus, supply, iššoks SUET wallet'e confirmationas, paprūvinį pavedimą, all done, viskas padaryta, viskas už tave, nieko daryti daugiau nereikia. Grįžti atgal, grįžti į dashboardą ir tau rodo tavo supply'us, health factor, APR'as, viskas. Yra VSUI 10, nors buvo įdėta 5 SUI. Ir viskas, APR'as būtų 2 su centais, bet yra 5, max LTV 7%, tai mano VSUI viskas čia stovi, nieko daryti nebereikia. Vienas faktorius, kas yra svarbu atsiminti, tai jeigu tu norėsi išsiimti pinigus, tu išsiimsi, pirmą jisai tau padengs tavo paskolą, tai yra 20 baksų, ką tu pasiskolinės, jisai juos padengs ir likutį tau atiduos, bet tau likutį atiduos VSUI tokenais. Tai tau reikės arba čia, per patį Navi, ne per Navi, sorry, o per Cetusą, grįžti į Cetus ir VSUI atsisvopinti į normalų SUI arba net į jos DC iš karto. Nes Navi, kai tu atsiminėsi pinigus, tam gražins steikintą SUI, tai yra VSUI. Bet tu tiesiog gali arba pats atsikeisti wallet'e SUET'o, arba tiesiog nueiti į Cetusą ir tą pasidaryti. O dabar viskas, va šita suma yra įdėta, yra paimtas leverage'as, yra paimta paskola ir viskas. Ir mano borova yra 526 SUI yra pasiskolinta, aš galiu ją pats gražinti ir tada atsimti SUI, arba tiesiog darant withdraw, jis viską padarys už mane. Viskas pakankamai paprastai. Tai va, 2 protokolai, Navis ir Cetus. Cetusas tiesiog deksas, Navis biški šustresnis lendingas ir viskas.
Ir vėlgi pinigai ir esetai dirba ant sui chaino. Ir važiuosim toliau į priekį, rodysiu įrankius, webus, kur galima ieškoti galimybių, į kokius pūlus eiti ir šiek tiek sudėtingesnius protokolus, per kuriuos galima menedžinti savo pozicijas automatizuotai. Tai nėra taip sudėtinga, bet iš pradžių norėjau parodyti originalų metodą, tiesiog ranka, kaip kas kur vyksta, nefollovinsiu iš tavęs, ne. Ir tada galima rodyti šiek tiek jau sudėtingesnius protokolus, bet jie palengvina darbą DeFi. Viskas, ačiū šitą, važiuosim toliau.